Žmogus įpranta, žinot. Nesuskaičiuoti iki 3, kiekvienas moka, ne? Nors tu vieną kartą dar neįmušę jau įvartį uždėjai. Antanas. Paskutinį kartą, ką? Aha. Jau 0-1 mačas prasidėjo. Sėdi Bahūras, kaip bendruomenė ruošia prieš ką, tai Granitą. Sako, tai tėvui, sako, tos didelės atlyginimą gauna? Jo, gauna. Skaičių, žinai. Aišku, gauna, girdi. Liaudės, meilė. O ką tėvas sako? Ne, sako, stovi žmonės, gal sako, teisėjai kokie, gal federacijos kokie. Bet sakau, mano pažįstami tenais. Tiesa, reikėjo sakyti čia iš federacijos prezidentas. Sakyk, ką nepažįstai Julio Kledą? Ja. Paaiškinau. Rezultatą keičia. Ačiū, sako, tas žmogus. Ką nepažįstai Julio Kledą, esi vaikų, ble. Jo, 5 viršų. Kiek ant toškia laiko eina? 3-9 su centais. Sakai 3-9. Bet labai toks purvinas žaidimas. Triukšmo daug. Bet pažiūrėk, koks triukšmas. Todėl, kad nėra kam iš tribūnos triukšmą kelti, tai nors aikštė triukšmas yra. Bet aš žinai, taip... Spirit fanų nesusirinko pakol. Ar matydavai Pūliai Inkaro stadioną, kad šitoks triukšmas aikštėj buvo? Ne. Ten išėjo liaudis, bum, 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 lošia, nereikia ten nečiulbėti nieko, ne? O čia kas... Молодые еще. Ai, молодые. O geras pasiūkas. Labai. Jėgia pagalbos. Balsis, blema. Nieko nebuvo, nieko nebuvo. Kūnas į kūną. Pagalbos jam reikėjo, tada jis nebūtų mandolį. O labai geras. Nuošalė, blemba, vat ant ribos buvo. Bet gerai atsidengė. Ant ribos. Geras. Koks skirtumas? Skirtumas yra. Ar kamuolys sustoja, ar juda? Koks skirtumas 0-1 ar 0-2? Tai žinok, tikrai nėra skirtumas. Vau, pavėlavo, matai. O, blemba, būtų geltoną gavęs, jeigu būtų nuvertęs. A ne? Matai, ką reiškia eis kraštu? Jo, kraštu visą laiką pavojus. Tai anglo futbolas yra. Jo. Reiškia. Norėjau sakyti, nuošaliai stovi, prisiminiau, kad išmeta, nuošalės nebūna. A, Jėzu, kokia klaida! Žiūrėk, kliurka pareina. Nusipjovė kamuolys Ryčiui. Ai, nešūdė. Kliurka galėjo būti. Nu, Stumbro Utena gavo 1-0, ko gero į čia gaus 1-0 irgi, gal daugiau viskas. Taip ir bus. Hebra nepraleidžiat. Kaune bus Barankas. Gerai spėja. Gali būt. Matomai gal. Matai, sunku kalbėti, kam nors, antras kilnys laukia. Va, išėjo, žaidžia ant geros aikštės, reiškia yra jų. Išmokė laužti sintetikos viską. Kas tokie? Nu, tenis, sintetika. Ne, jiegi ten ne sintetika pas juos. O kur jie lošia? A, jie lošia namuose. Ten gera aikštė. Kur namuose? Utenis? Utenoj. Tengi gera aikštė. Normaliai, tik tai dar jie ten tik tai nežaidė šiemet. Jie visą laiką žaidė kur? Panevėžy? Ne, meluoju. Ukmergėj lošia Utenis. Ukmergėj irgi nesintetika. Nebauda? Žirklės, Jėzų Marija. Nežinau, nežinau. Nu, Hebra užsivedė ir vieni ir kiti girdi, kapojasi. Labai gerai išėjo laiku, labai.
Nu, skerk. Ai, pavėluotai. O, labai gerai. Nu, iš karto. Ir į vidurį. Į vidurį. O, ai. Ne, gerai, gerai, gerai. Tik tai nebuvo kam daugiau užbalyti. Bet gerai kontrataką padarė. Paukštukas aikštėje vaikšto, gėlė. Į dantis jam. Matai? Matau. Užmuškit gėlę. Mėsos. Bet ten mėsos nėra. Kaulai. O gerą pakėlė. O! Wow. Kaip tas, žinai, Herkus Mantė, man Dievas atsiuntė. Ja. A ten Herkus Mantė. Ne Herkus. Herkus Mantė, man Dievas atsiuntė. Už vakar žurna mirė. Tai vakar buvo visą kultūros ten tą kanalą žiūrėjau, žinai. Ne, šurna fainas. Neblogas ir man buvo aktorius, man patikdavo jisai. Vis ten tas... O tai pasirodo, Nemiro. tas kraujagyslis, Jo. visai nesitikrindavo. Tai jo. Kas metus reikėdavo pasitikrinti. Nu, supranti, yra žmonių, kurie mano, kad nereikia. Na. Čia taip pat kaip mano pusbrotokas buvo. Širdies turėjo problemų, o sakydavo, ne ką tie gydytojai, šundokteriai, taip toliau visokie. O paėmė ir 47 metų ir užvertė kanopas. O būtų gyvenęs dar kokį 10-15 metų. Ir buvo, žinai. Mano tėvas sakydavo taip, kokia jin be daktarė, bet sako, ir be jos nieko gero. Nu, Labai. Dar keitimų aš turiu. dabar nežinau, ar palauks sekmanį, lyg tai irgi turas eina, ar Spiris išvyko į lošį, tik žinau, kad ar 29 valandą tenais. Vėl. Valdai, U17 finalas 8 valandą. Per Eurosportą. Tu matai Eurosportą? Matau. Vėl žiūrėk, kas O. pasakė. Vėl pasakė. Tai čia palauk, šitas kavaliausias. Jo. Kur ekrane lošia. Короче, блядь, очень. Короче, очень nice. Tai čia raudonas parodo. Jau nežinau, Tai bet išėjo. tai matomai gal. Pažiūrėkit numerį, kas matė. Nu taip išėjo, jo. Numeriukai, pažiūrėkit. Darius. Jo. Kaip jau Šimkūno tą numeris. Ką pasakysiu. Dviem septintas. Ką? 27. Tai kapitonas. Jo, Darius Šimkūnas. Ai, už antrą geltoną. Jo. Už antrą geltoną. Tai jo.
Ой, рубейки здесь что-то. Марка. Kas dabar kapitonu tapo, raiškį nemato. Nežinau. Tuo pasakysiu. Ar neperdavė raiškį? Ko gero ne? O. Taip negali. Gal durą gal su raiškį? Gal? Ne, raiškį nematau. Baudas gatvėje. Уже 14 tai su raiščiu pas mus. Tuoj pasakysiu. Teisėjo dabar, va, pavyko išvirsti. O, nematau. Aha, jo, matau lyg tai. Taip, matau. Kas tai yra, jo. Va, einant 11 taško. Va, užlipo bėgant 11, praėjo. Jo. Atsisuko 14. Jisai, ne? Jo, jisai. Man atrodo. Ar Jo. ten nėra raiškis? Yra raikštis. Man atrodo, ten 14. Bet taigi praloštų visai tragedija. Būtų iš vis pravalas. Tai gerai prasidėjus, tai labai išbaigė. Su viltim. Taip ir baigsis 1-1. Ko gero. O Jonavos Fiasko, nors ir taškas gerai bus. Jo. Bet jeigu va jau Šyla laimi šiuo momentu Lietavo, tai jau aplinkė spyrį. Šiuo momentu pusė 7 pradėjau greit Jonavoje. O taip. Tai ką reiškia paspaus? Nu, tai pridėjau šitą, nepridėjau. Jau eina pridėtas visas. Nežinau, negaliu Jau pasakyti nieko. dėjimas tai pridėtas visas. O, žiūrėk. Nu. Palaikyt nėra ko. Atmesk! Ui. Šamui tam maliuką reikėjo. A ne? Nu jo. Jis turėjo rėkti, kad aš girdėčiau, kad jam. Bet 1-1. Na va.